Sveiki, Radvilų gimnazijos šeimos nariai, sveikinu Jūs 20-ojo gimtadienio proga. Ir žodį šeima parinkau neatsitiktinai, nes prisimenu savo laiką mokykloje, būtent joje taip ir jaučiausi. Po šiai dienai palaikome puikius santykius tiek su bendraklasiais, tiek su mokytojais. Gaila, kad ne visi yra tarp mūsų, paminėčiau savo itin gerbiamus mokytojus Kęstutį Kūčių, Niolę Paškevičiūtę, bet tai nekeičia faktų, kad netgi dabar užsukus į gimnaziją jaučiuosi kaip namuose. Prie to fakto be abejo labai prisideda ir mano mama Zita Kuzminskienė, kuri po šiai dienai dirba mokykloje. Taip pat ir Genutė Kuzmickienė, kuri buvo tarsi savotiškai antra mama tiek man, tiek broliui Sauliui, kuriuos jinai abudu mokino. Kalbant tiek apie save, tiek apie savo klasiokus, nebuvome mes patys trapiausi mokiniai, bet visą laiką, manau, sugebėdavom išlaikyti tą viduriuką tarp gero laiko ir rimtų mokslų. Ir manau, kad tai yra labai sveikintina. Koridoriuose visą laiką prasilenkdavom su dainininku Vaidu Baumila, su eurokomisaru Virginijum Sinkevičium. Ir tai tik parodo, kad gimnazija išaugina visai padarius žmonės. Tad aš labai to džiaugiuosi ir linkiu Jums išauginti dar ne vieną ir ne du. Aš šiaip būdamas gimnazistu niekada nemėgau klausytis ilgų kalbų, dar labiau nemėgstu ir nemoku jų sakyti. Tad tiesiog noriu Jums palinkėti. Būkite atsipalaidę, mėgaukitės procesu, nes patikėkit manim, kuomet praeina kažkiek laiko ir prisimeni savo laiką mokykloje, tikrai neprisimeni, kaip tu bijojai egzaminų ar kontrolinių, bet prisimeni iš tikrųjų, kaip buvo smagu ir gera tenais būti. Tad ačiū mokyklai, ačiū mokytojams, kurie mane mokino, linkėjimai Jums, būkite sveiki ir dar daug metų gimnazijai.